kurie neturi tikslo jokio gyvenimo indėlio bei pajamų į savo ateities planus, nes mes tokie, kad duoda tarį imam, nors ir nežinom, bet mum pohui, nes mes gyvenam, kad išgyventume, mes tarčelinam, po to rajonas pėdom, kur papuola, jį ir nepuola, mes užpuolam ir jei reikia, dedam į kojas, nes mes nerizikuojam, nors karts nuo karto tą pagarbą prarandam, bet mum tikrai giliai pohui, nes mes malaties pacanai, kurie prilaiko ar palaiko, bet tai tikrai nesmė, nes mes niekada tikrai nepaliekam savo vieno, nes būna mes savi visi iki vieno, nes stumdom balto pieno, jie ir stumdom tai tik mūsų pieva, kuri sužėlo, kurią mes smulkinam į smulkės dalelės, kurios tampa mūsų mąstymų dienelėm ir naktelėm, nes mes geriam alą, tom savaitgalio nakinkai sėdėm mes bare, netoliese chatos ten, kur automatai, ten ir einam kartais, kai beturim šaibą, bet išeina mes labai dažnai, be nieko, nes iš laimės būna niekas, todėl nebešaudom šaibų, nes einas viskas tikrai savaime, vėlytų tipo nėra laimės, atiek sugadintas visas mūsų kaimas, nes jų mąstysina, kad šaibas yra tas tikslas ir tas duris, kur laimė, nors tai greičiau nelaimė, kuri padaro žmogų visai kitokį, ne tokį, kokį tu matei prieš tokį. Vieno žodžio šaibą daug turėsi, mažai galėsi, nes kad galėtum reikia visada tikėti, kaip ir mylėti, tada tikrai tu praturtėsi, net nepastebėsi, nes tu laimingas būsi kiekvieną tą mielą dieną, nes viskas prastraidins tą laimę, kuri atėjo savaime, todėl čia buvo rasta ir mes čia tikrai nešaudom šūdų, jau, nes einas viskas tikrai savaime, jau, tikrai savaime ir be šaibų, jau, va, taip, blėt.